Sveiki, kaip visada visiškai neplanuotas video, čia labiau toks eksperimentinis bus, tiesiog įdomu kaip kamera atlaikys lietų, nors gamintojas deklaruoja, kad galima kamerą nardinti po vandeniu iki 18 metrų be jokių papildomų dangtelių, dėkliukų, apsauginių, tai tiesiog įdomu kaip jinai paprastą lietų atlaikys. Įdomu, kaip jinai filmuoja, kaip garsas įsirašys, nes mikrofonas, man atrodo, yra keli mikrofonai ir kelios angos mikrofonų, bet pagrindinis mikrofonas iš viršaus, kur mano balsą įrašinėja ir būtent iš viršaus ant jo labai gerai lyja. O dabar lyja pakankamai stipriai, nežinau kaip kamerai tas matosi, bet galbūt netgi geriau girdisi negu matosi, nes ant manęs labai lašai gerai daužosi ir turėti girdėtis kamerai. Video visiškai bus apie nieką, jokios temos neturiu, sakau, visiškai spontaniškas. Tiesiog galvojau, pafilmuosiu lietų ir kaip aš per tą lietų minu. Manęs būna dažnai klausia, koks malonumas mint per lietų. Malonumo, tiesą sakant, didelio nėra. Bet, pavyzdžiui, stovėti stoteliai, man kaip chebra dabar laukia autobuso, per lietų irgi menkas malonumas. Iki tos stotelės irgi reikia nueiti pešiom per lietų. Nuo stotelės kažkur irgi reikia eiti per lietų. Tai ar aš einu, ar aš važiuoju, aš didelio skirtumo nematau. Kas dėl važiavimo su mašina, tai taip, ten nelyja, šilčiau, bet per lietų dažniausiai formuojasi kamščiai, nes žmonės kažkodėl per lietų pamiršta, kaip saugiai važiuoti. Tai man tas stovėjimas kamščiuose, čia kažkoks yra išbandymas. Čia aš kalbu net ne kaip vairuotojas, nes aš net teisių neturiu B kategorijos. Aš čia kalbu kaip šiaip keleivis, kurį užknisa kamščiai. O jeigu aš dar vairuočiau, aš ten tiesiog išprotėčiau. Nes man stovėjimas kamščiuose arba eiliai kur nors yra tiesiog kankinė. Aš, pavyzdžiui, niekaip nesuprantu, kaip žmonės gali savo norų stovėti eiliai į kokį nors restoraną. Blemba, negi nėra kur kitur pavalgyti. Aišku, čia yra jūsų reikalas, aš čia nieko neteisiu, bet aš eiliai į restoraną gyvenime nestovėčiau. Net jeigu ir nemokamai ten maitintų, blemba, aš, nežinau, nueičiau į šalia esantį restoranėlį be eilių ir pavalgyčiau. Arba iš vis likčiau nevalgęs. Blogiausia atveju nueičiau į parduotuvę, nusipirkčiau batono gabalą ir suvalgyčiau. Man labai pasisekė, kad ir mano žmona Regina labai panašiai mąsto. Pavyzdžiui, dabar jeigu mane kokia pana, tarkim, jeigu nebūčiau vedęs, jeigu pana vestų į kokį restoraną, ne tai, kad vestų, aš tipo veščiau. Bet tarkim, mes ateinam į kokį nors, nežinau, talutį, į kurį pastovi eilės vakarais. Aš pamatyčiau eilę, sakyčiau, varom ko nors kitur. O jinai sakytų, ne, aš noriu čia pavalgyti, palaukiam čia tų 40 minučių eilėje ir pavalgysim. Sakyčiau, žinai ką, lik ir stovėk, aš varau savo. Ne, man eilės čia yra, čia matyt nuo vaikystės dar atsimenu, kai man reikėdavo, būnant vaikų, stovėti eilėje ten prie duonos, mama palikdavo, tu pastovėk prie duonos, aš einu eilėje pastovėsiu ten prie pieno. Ir aš stoviu ir mintise meldžiuosi, kad blemba tik spėk grįžti, kol ateis mano eilė. Nes jeigu ateis mano eilė, o mamos dar nėra, tai ką man daryti? Tai čia gal kažkokios traumos iš vaikystės dėl tų eilių. Tai va, aš geriau minsiu dviračių, šlapsiu. Aš žymiai lėčiau atvažiuosiu. Aišku, čia irgi dar priklauso koks atstumas ir kur važiuoji. Kartais netgi greičiau atvažiuoju negu su mašina žmogus. Bet, pavyzdžiui, kai aš iš užmiesčio važiuoju, tai manau, su mašina žmonės greičiau nuvažiuotų. Bet aš geriau taip lėtai judėsiu, bet aš bent judėsiu, o ne stovėsiu kur nors ten prie
Liepkalnio sankryžos 20 minučių. Panašiai ir su autobusu, vat stovėt stotelį, laukt autobuso. Dar jeigu jisai vėluoja, nu man didžiulis stresas. Net ne stresas. Streso aš kaip ir nejaučiu tokiais atvejais, aš labiau susierzinimą jaučiu. Pradedu vaikščiot pirmin atgal, nu ta prasme, kažkokį tai judesį daryti, aš negaliu stovėti vietoje ir laukti. Vaikštinėju ten aplink tą stotelę. Visa laimė dabar atsirado telefonai. Tai dabar galima stoteliai bestovint kažką paskrolint, kažką pasižiūrėti. Tame pačiame kamštyje stovint, jeigu sėdi kaip keleivis, tai nežinau, įsijungiu kokį YouTube'ą arba Facebook'e paskrolinu, nu kažkaip va taip stumiu laiką. Bet jeigu reikėtų tiesiog sėdėti ir žiūrėti per langą, nežinau. Kai pasižiūri, kaip žmonės būna ten dėl nemokamos kokios purgos, kokiam Lidle, stovi ilgiausią eilę lauke, tai net nežinau, ką galvoti. Ta prasme, kiek mes skirtingi visi. Čia gal tiesiog kantrybės trūkumas pas mane. Nu šiaip jo, kantrybės aš visai neturiu. Čia kas bebūtų. Ar stovi kamštyje, ar lauki kokio siuntinio. Va, čia irgi koks susigrūdimas. Kai nelyja, čia tiek mašinų tikrai nebūna. Kiek aš esu važiavęs. O dabar kas darosi? Nu va ir sėdi, jie laukia. Aišku, jie tai mane aplenks visi. Bet nu va aš judu. Ir man jau gerai nuo to, kad judu. Bet ant jų galvų nelyja. Panašiai būna ir per šalčius. Kai manęs klausia, ar tau nešalta mint, kaip tu gali per tokį šaltį mint? Ei! Taigi rodžiau posūkį, man ten įsukt reikia. Nu va, kitą kartą atsargiau, ašgi rodžiau. Tai va. Gerai. Atsargiai. Va taip ir būna, blemba. Rodai posūkį dar iš anksto, pakėliau ranką. Ir vis tiek žmogus nepastebėjo. O tai matot, su kokio ryškumo aš triukę. Ir tai ištiesta ranka, nu labai gerai matosi. Tai gerai, aš dar sureagavau, blemba. Nedariau staigaus posūkio, labai atsargiai sukau. Nu čia irgi jau matyt praktika. Jau žinau, kokių bairių būna. Tai aš net kai suku, aš rodau posūkį. Ir tada po truputį iš dešinio krašto prieš tą posūkį bandau į juostos vidurį įsukt. Neįsukt, bet į, kaip čia, persirikiuot gal. Bet koks čia persirikiavimas tuo pačiu juostoje. Nu, bet supratot, ką turime. Žodžiu, nuo krašto į vidurį stengiuosi taip atsargiai užimti viso juostą ir tada artėt prie kairio juostos krašto. Ir tada jau suku. Nes jeigu važiuosit, parodysit posūkį ir staigiai iš dešinio krašto mesitės į kairį, įstrižai juostos, nu tai vat ir nukals toksai, nežiūrintis. Žodžiu. Ne pirmas ir ne paskutinis kartas. Tik tai pirmas kartas turbūt, kai vat užfiksuoju tokį. Kiek yra neužfiksuotų įvykių. Aš šitą kamerą turiu pusmetį dar tik tai. Ir tai nepilna pusmetį, kada aš čia. Kažkaip pavasario pabaigoj gavau. Tai pirkau atgrinai kaip vaizdo registratorių. Tai buvo aš tam tokių įdomesnių įvykių užregistravęs, bet aš tada ne YouTube'ą kėliau, o į Facebook'ą kėliau. Žodžiu, nu ir spėkit ką. Aišku, kad numušė nuo minties ir visai nepamenu, ką šnekėjau. O vat, kai aš pasakau, kad nepamenu, ką šnekėjau, man iš karto kažkaip tai atsigauna atmintis. Rimtai, vat. Pasakiau nepamenu ir iš karto prisiminiau, kad kalbėjau apie šaltį. Tai va, kai žmogus manęs klausia, kaip tau nešalta, mint, ten prie minuso. Nu, mano iš karto būna toks atsakymas, klausimas. O kaip tau nešalta?
eit iki stotelės, pavyzdžiui, stovėti stotelį, laukti autobuso. Na ir tada kažkaip žmogus automatiškai susimasto ir, nu jo, gal tau net ir šilčiau judėti pastoviai. Būtent, kai žiemą minu, aš pastoviai, bent jau kojom judinu. Rankos šala, kojų pirštai šala, nes pirščiukai nejuda, bet kūnui šilta. O kai aš pastoviu stoteliai, blemba, man viskas šala. Ir tie patys pirštai, bet ir kojos, ir kūnas. Ir nesvarbu, kaip rengčiausi. Svarbu, aišku, pagal temperatūrą, bet jeigu aš kalbu jau apie tokį šaltį, kur gerai jaučiasi. Tai va, nežinau, ką aš čia norėjau su šito video papasakot. Tiesiog gal apie žmonių požiūrį, nes man atrodo, čia yra grynai požiūrio klausimas. Įpročio gal irgi, nes kitiem net vasarą tobulų orų neįprasta minti darbą. Jie tiek pripratę autobusų mint, kad tiesiog neįsivaizduoja, kad galima ir su dviračiu. Aš pasakiau autobusų mint. Aš nežinau, yra net tokių žmonių, kurie, pavyzdžiui, sakau, tobulas oras. Kai buvo panašiai, kai aš įrašinėjau paskutinius video, toks šiltas rugsėjis, kai tikrai nėra per karšta ir labai gaivų lauke, gera. Kažkas apie 23 laipsnių šilumos, ta prasme tikrai superinis oras. Ir va, mes einam su Regina ten pasivaikščiot, neskubant į parduotuvę, kažkur pro parkelį, pro vieną sporto klubą praeinam, pro kitą, per langą pažiūri ir žmonės ant vaikščiojimo takelio. Vaikšto, blemba, lauke, tobulas oras, aš sakau. O jie ten toj salėj. Aš suprantu, kai žiema, tai ten šilčiau, kai vasara, kai karščiai, tai ten kondiškė. Bet čia oras gaivesnis lauke negu ten toj priperstoj sporto salėj. Kodėl tu ten vaikštai ant to takelio? Išeik palei nerį pavaikščiok, išeik į Vingio parką pavaikščiok. Jeigu tau reikia kažkokių tai treniruoklių, tai tam pačiam Vingio parke pilna pristatyta lauko treniruoklių. Chebra ten sportuoja, ir vyrai, ir moteris mačiau. Dabar vos ne kiekvienam rajone yra ten tų paprastesnių treniruoklių. Dar galbūt suprasčiau, jeigu tau kažkokių specifinių ten reikia pratimų, bet tu vaikštai ant takelio, kai lauke saulutė šviečia. Žodžiu, čia irgi yra toks skirtumas žmonių. Aš to nesuprantu. Kitas nesupranta, kaip aš galiu per Lietuvą su dviračiu mint. Kas per durnius. Tai aš įrašinėjau video apie tai, ko aš nesuprantu. Kitas tegul rašo, ko jis nesupranta ir pameni, kad kažkoks debilas mina dviratį per lietų. Sąmoningai, ne tai, kad lietus užklupo netikėtai, bet sąmoningai iš pačio ryto atsikėlė, iš pačio ryto pila lietus visą dieną šiandien. Bet aš nusipirkau rūbus nuo lietaus, tai ką man juos spintoje laikyti, man jau reikia, aš net ir nenoriu į lauką varyti, bet man reikia tos rūbus naudoti. Ašgi už juos sumokėjau pinigus. Tas pats ir su automobiliu naudojimu. Suprantu, kai žmonės tikrai važiuoja toli arba daug, arba ten vaikus vežioja į darželį, į mokyklą, patys ten gal darbo reikalais važinėja, bet kai žmogus tiesiog į parduotuvę važiuoja duonos kepaliuko 300 metrų, mano vienas draugelis, jeigu jisai žiūrės, jisai žinos, nes aš jam jau sakiau, kad jisai 300 metrų važiuoja su automobiliu. Ta prasme, jis ilgiau sukinėjasi toj stovėjimo aikštelėje, ieškodamas vietos prisiparkavimui, negu aš pešiom nueinu nuo namų iki tos parduotuvės. Dar sakau, suprasčiau, jeigu jis pirktų ten bulvių maišą, bet ne, duonos, ten sūrio, tokia užsipirkimas ne savaitėje, o vakarui. Bet irgi čia yra grynai įpročio reikalas. Jisai pripratęs, jisai be mašinos niekur negali, aš net nežinau. Jis turbūt nerastų tako iki tos parduotuvės pėsčiųjų. Aš į jį žiūriu kaip į keistuolį. Ir jis į mane žiūri kaip į keistuolį, kad aš į darbą su dviračiu važinėjau, nors įmonė, kurioje aš dirbu, siūlo nemokamą transportą. Ir aš nesakyčiau, kad mano toks gyvenimo būdas, ar kaip čia pavadinti, ar šitie įpročiai, kažkuom yra geresni už
tų pačių žmonių, kurie važinėja mašinom. Ta prasme, taip, aš galiu save apgaudinėti, kad aš čia sveikiau, gyvenu, bet tas mano sveikumas baigėsi tada, kai aš, kaip šiandien, vos ne po mašiną papuolu, nukrentu, susilaužau ranką arba peršalu žiemą ir susergu. Nors beje, dėl to peršalimo, tai blemba pastebėjau tokį dalyką, kad kol važinėjau su dviračiu, tol lyg ir viskas okei. Nu, ta prasme, galbūt kokia gerklė būna paskauda. Nu, tokios, sakyčiau, lengvos peršalimo lygos. Bet kai aš nebegaliu mint dėl sniego iškritusio ir persėdu į autobusą, kad iki darbo nusigautų, viskas. Iš karto prasideda lygos, jau rimtesnės kažkokios tai jo. Gal kas liečia va tas visokias virusinės lygas, tai jo, galbūt su dviračiu ir sveikiau. Nes tiesiog nekontaktuoja su kitais žmonėm. Nu, mažiau kontaktuoja kelionės metu, sakykim. Bet kas liečia visokias traumas ir galimybės gauti tą traumą, tai aš manau, autobuse mažiau šansų susižeisti. Ar automobiliu važiuojant. Aišku, tas važinėjimas dviračiu turi ir daug minusų. Kad ir kaip aš norėčiau propaguoti tą dviratizmą ir kad daugiau važinėtų, bet kam čia apgaudinėti, kažką išsigalvoti. Pavyzdžiui, dabar grįšiu namo, staigiai reikia persirengti ir varysiu į treniruotę stalo teniso. Tarkim, su mašina būčiau, aš įsimesčiau rūbus ir tiesiai iš darbo galbūt į teniso klubą nuvaryčiau. Nereiktų gaišti laiko. Aišku, teoriškai dabar galėčiau į tašę įsimesti rūbus, raketę ir tiesiai minti iki klubo. Bet vėlgi, nėra kur palikti dviratį. Visą tokį šlapę varvantį į vidų nevešiu. Lauke nepaliksiu. Nors ten ir uždara teritorija, bet vis tiek. Nepaliksiu, nes neturiu spinos. Spinos nesivežioju specialiai, kad nekiltų pagunda kažkur palikti dviratį ir jį prirakinti. Nėra spinos ir viskas. Ir nėra tos pagundos ir aš žinau, kad aš jo negaliu palikti. Čia irgi galbūt apie saugumą tas priemonės reikės atskirai pašnekėti, bet viena iš tokių prevencinių, sakykime, priemonių, tai tiesiog nesimt spinos, kad nekiltų pagunda prirakinti to dviračio. Ir tada jau, kai neturi spinos, pradedi planuoti, galvoti, tarkim, dviratį palikti ne prie parduotuvės, o vestis į vidų. Aišku, yra parduotuvių, kur išvarys jūs, bet tiesą pasakius, tokių parduotuvių yra labai nedaug. Aš net nežinau, ar buvo nors viena parduotuvė arba nors viena įstaiga, kuri mane išvarytų su dviračiu į lauką. Visada kažkokią tai alternatyvą pasiūlydavo, kai aš pasakydavau, kad noriu pas jūs užeis, bet neturiu kaip palikti dviratį, neturiu spinos, tai net apsauginiai sakydavo, tarkim, palik prie mūsų, mes pasaugosim, tu tik tai greit nubėk ten, sutvarkyk reikalus ir viskas. Tai aš dabar net ir neprisiminsiu, kad mane kažkur kažkas visiškai išvarytų. Vienintelė kavinė viena, ten restoranas labiau buvo, kur mes važiavom iš Kauno į Vilnių ir į Kaišiadorius, užvažiavom pavalgyti. Ir svarbiausia, mes nesivedėm tų dviračių į vidų restorano, o tiesiog į restorano teritoriją. Ten pas jos didelis toksai aptvertas sklypas su gėlynais visokiais krūmeliais ir daug laisvos vietos. Tiesiog pievutė. Tai aš sakau, davai mes pastatysim dviračius prie tvoros, ant kokios pievutės atremsim ir viskas. Ten net toliau nuo įėjimo pagrindinio. Tai kategoriškai neleido statyti viduj, tai pastatykit iš išorės. Tai kaip mes išėjom už tos tvoros, taip ir negrįžom. Tai būna tų nepatogumų ir su dviračiu, bet susigyveni, kažkaip tai pripranti ir nebekreipi dėmesio. Su ta pačia mašina aš įsivaizduoju, kiek yra reikalų susirasti savo parkavimo vietą, nepažeidžiant kelių eismo taisyklių. Nesiparkuojat ant šaligatvių, ant dvirtakių, ant vėjų. Pas mane tokios problemos nėra. Užtat pas mane kitų bėdų daug, kurių pas automobilininkus nėra. Žodžiu, taip pat ir gyvenam, taip ir komutinam. Baigiu šitą video, nežinau čia kaip įsirašys, tikrai pirmą kartą įrašinėjau per tokį lietų, tiksliau pirmą kartą kalbu per tokį lietų, tai žiūrėsim. Blogiausia, kad aš net savo balsą blogai girdžiu, kai man čia tas lietus krapnoja per kapišoną.
gali būti, kad baisiai rėkiu. Reikės patvarkyti tą garsą, matyt. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad klausėt. Ir iki